Regimantai, tai kokias problemas sprendžiate? Mūsų įkūrėjas įmonės yra pasakęs, kad yra dvi problemos, kaip vandenį patekti į pastatą ir kaip iš jo išbėgti. Tai iš esmės šitas dvi problemas ir sprendžia. Tai yra vamzdynų sistemos, per kurias vanduo patenka į pastatą, ir vandens surinkimo sistemos trapo ir latakai, per kuriuos vanduo surenkamas ir pašalinamas per kanalizacijos sistemą. Daug metų dalyvaujate parodoje Supernamai. Kodėl? Ką jums tai duoda? Mums tai duoda galimybę bendrauti. Galimybę pabendrauti su montuotojais profesionalais. Galimybę pabendrauti su galutiniais vartotojais. Galimybę pabendrauti su kitais statybų segmento rinkos dalyviais. Galimybę pabendrauti su konkurentais. Dalyvavimas parodose tai yra visą laiką naujų produktų pristatymas kažkokių tai naujienų rinkoje, o tos naujienos neišvengiamai atsiranda ir labai dažnai tos naujienos atsiranda ne dėl to, kad ne vien tiksliau dėl to, kad nauji produktai yra sukuriami, bet keičiasi reikalavimai. Keičiasi aplinka, kurioje mes gyvenam ir dirbam. Tai tas pats pasakytina apie geriamojo vandens direktyvą, kurie ateina ir apie kurią kalbėsim Supernamų parodoj. Tos direktyvos reikalavimai, kurie įsigalios, jie ženkliai pakeis tų pačių vamzdynų sistemų fitingų cheminę sudėtį. Ir apie tai jau galim kalbėti dabar. Tam reikia ruoštis. Supernamai puikiai platforma, kur ir tiek konferencijos parodos metu vykstančios metu, tiek tiesiog bendraujant su montuotojais ir vartotojais mes galime apie tai kalbėti ir skleisti tą žinią. Tam tikra erdvė susitikimams su esamais partneriais, su tais, su kuriais mes kartu bendradarbiaujam ir dirbam. Na ir aišku, galimybę parodyti galimybę suteikti informaciją ir parodyti naujienas apie savo įmonę ir produkciją.